Šį penktadienį, birželio 23 dieną, Molovinų piliakalnių komplekse vyko tradicinė joninių šventė. Šiemet ši šventė buvo išskirtinė, ji, kaip ir priklauso tikroms joninėms, vyko gamtoje. Renginys prasidėjo rasos šventės apeigomis, vyko prausimasis, ėjimas pro vartus, kupolių skinimas, vainikų pynimas, joninių burtai ir žinoma vainikų plukdymas upelyje. Visas renginio apeigas vedė mokslų daktarė Daiva Šeškauskaitė. Vėliau prasidėjo šventinis koncertas, visus linksmino grupė Ainiai, po kurių pasirodymo visi lipo ant Molovinų piliakalnio, kur vyko medžių pagerbimo apeigos. Šventėje netrūko nei muzikos, nei tradicinių apeigų. Na, o kol tėvai linksminosi ir dalyvavo apeigose, vaikai pramogavo jaunimo pramogų kiemelyje, kurie buvo mokami piešti ant akmenėlių ar popieriaus, lipdyti iš druskos tešlos, pinti vainikus ar žaisti liaudies žaidimus. Saulei nusileidus ir uždegus didįjį joninių laužą, į sceną žengė ir į žemę drebino grupė Thundertale. Pasibaigus koncertui renginio žiūrovai čiupo žibintuvėlius ir iškeliavo į naktinį žygį, paparčio žiedo ieškoti. Reziumuojant, galima sakyti, kad šventė pavyko. Kiekvienas rado savo norimą veiklą, norintys pailsėti nuo muzikos galėjo pasivaikščioti Molovinų piliakalnių takeliais, pabūti su gamta ir pajausti tikrąją joninių dvasią. Tai va dabar norėsim išgirsti, kaip čia mūsų jungtinis choras užskambėtų su šito kūriniu. Ar pasiruošę? Priekiniai ar pasiruošę priekinis? Švieskai žvaigždę aukštai. Ir naktyje nepakryščiau keliavau taip ilgai. Nes ją žavi ąžuolai. Mano žvaigždė švieskai viena, man įkai.